Sveiki, mano panteriukai, jeigu jūs galvojate, ką mes taip va jau visi va kažkodėl apsirengę ir viską pasiruošę, aš jums atsakysiu, aš važiuoju pas savo sesę Adėlę. Na, jinai man beveik čiut ne kiekvieną dieną skambina. Na, mėly, atvažiuokit, man jau atsibodo tas mano Adomo brolis, nu prašau, jūs atvažiuokit, man atsibodo, išgelbėkit mane. Nu, tai mes nusprendėm atvažiuoti ir palaikysim mano sesį kompaniją. Panašu, kad mes turėsim važiuoti ir laikyti sesį, tiksliau mūsų tetai kompaniją. Tai gerai, mes jau būsim pas Adėlę. Pipu, pipu, pipu. Oi, alio. Gali ranin greičiau, to žinau išprotėsiu. Gerai, važiuojam, Semai, suk dešinėn. Nu, čia liktai šitas adresas. Vat aš net... Nu, liksai čianais, liktai šitas adresas. Dien dobrački, kažko tai galbūt ieškote? A kur Adėlė? Jo, kur Adėlė? Taip, kur Adėlė? Kur Adėlė? Greitai pasakai, kažkoks tai neaiškus žmogus greitai pasakai, jeigu tu nepasakysi, kur Adėlė, tau bus kirdek. Adėlė yra namuose, kambaryje. Galite eiti. Galime eiti, ačiū. Jėzus. Ką jinai čia tikrai namas, čia kažkokie gyvūnų. Toks mielas šuniukas. Ana, mielas šuniukas gali būti mielas, bet žmogus tai gali būti nemielas. Sesė, o Jėzus, mes atvažiavom. Oi, ačiū Dievui, aš vis išpradėjau iš košmaro. Jėzus Marija, mes čia pas tave atvažiavom vienai dienai. Gali prašau mane paimti. Mano brolis vis mane nemaitina. Išdės, pavogė mane. Tas brolis pavogė mane. Prašau mane nuvežti. Sesė, nusiramink. Adomas kada grįžta iš darbo? 10 vakare. Tai tu nori pasakyti visą dieną su juo būni? Tai aišku, jis mane vis nemaitina. Tai. Nu, nepasisekė tau. Aš to pati nukerdaikinsiu kortas. Koks jo vardas? Kaip tas Jasperas. Nu, tu Jasperui kirdėk. Tik. Tu Jasperai bus. Jasperas. Vat supras, kad daryt. Jasperai. Juk tu žmožimai, ką tu iš kur tu mano vardą žinai? Tau tai bus kirdėk, supranti, kad čia nemaitini mano tetos. Tu ką, apšiai sprotėjai? Kad nemaitini mano tetos? Mano teta pati geriausia pasaulyje, visada man dovanų daro. A tu nemaitini. Aš su tavais namų patys varysiu, tuoj per tvorą išmesiu. Oi. Nu. O Jėzus. Viskas sutvarkyta, nebijok, jisai verkia. Gal jie kad tik tą padaryti? Ai, tu nieko, dabar nuvažiuokim geriau kažkokią kavinę, pavalgysim. Vėl nuvažiuojam. Geriau būtų mane nuvažiuoti namo, patu, normalus namus. Šiaip tai tu čionais gyveni. Šiaip jau nebegyvenčiu. A tai Adomas. A tai Adomas tegul vienas gyvens, o broliu. Nu, ok.
Nu tai važiuojam į restoraną tada. Tuo jam paskambinti. Pipu, pipu, pipu. Alio. Alio, Adomai. Žiūrėk. Aš jau su tavim jau nebegyventi, nes žodžiu, kad tavo brolis prakeikęs yra. O tai kur tu gyvensi? Jeigu tu draugų neturi. Ką? Pamažai, kad aš turiu savo svečią Aminą. Tai va, jis to geriausio tam. Pip! Prašau. Tai tu nori dabar pasakyti, kad tu su Adomu įsiskyrei? Neįsiskyriau, tiesiog aš gyvensiu kažkur kitur. Kur tu gyvensi? Ai, tai kol dar mama sakė, kad, pavyzdžiui, jeigu tu kažkur neturėsi kur gyventi, aš galėsiu pas tai gyventi. Nu tai gerai, nu tada tu reiškia gyvensi su tėčiu, mama ir mūsų 2 sesėm? Kaip supras? Sesė tau, kada gyvenai su broliu, tau smegenys biški įsitrynėt, mes dar 2 sesės turim. Ai, teisliškim. Visai, nu košmaro. Visai. Arba tu gali pas mus pagyventi. Ką? Siemai nesikišk. Arba tu gali pas mus pagyventi. Ar tai jūs turit bent vietą tipo? Yra tokiame girdime su Ana miega 2 gulėse lovose ir tenais yra dar 1 lovelė tokia. Tipo kaip man? Tai gerai prieinam. Tai nežinau, bet aš su tėčiu nešnekėjau ir tenais yra, jie vietos ten nelabai turi, kur tau gyventi. Gali pas mus biški pagyventi, kol atsirasi kokį namą. Aišku, bet jie taip pas manim, mes su jais pažįstame? Su kuom? Ką sakai, sesi? Mes taip su jais pažįstame esam? Su kuom? Tam tu sakai, kad ten, pavyzdžiui, kažkas ten niekad lovą kažkokio ten pasakoti. Žodžiu, važiuojam kažkur papietaut, žodžiu, okei? Okei? Nu va, atvažiavom. Sveiki, ponė, duokite rubelius, aš jūsų padėsiu. Su rubeliai, nes negalima nesioti, tai dėsiu čionais. Jums glazinsite. Taip, jūs rezervavote staliuką? Ne, nerezervavome. Tada yra pas mus laisva vieta, tai tuoj nuvesi jis. Tiesiog eikite tiesiai, tenais bus staliukas. Pats geriausias staliukas jūsų restorane, mūsų restorane. Gerai. Einam tada. Sakei, tiesiai. Amelija, tu supratai, apie ką aš ką tik kalbėjote apie tas? Jo. Tai tu sutinkit su mumis biškai pagyvensi ten, kol atrasi kokį namelį. Kol man paskambins. Kas paskambins? Kas paskambins? Tai... Adomai, ką tu čia darai? Adomai, ką tu vis čia darai? Oi, Adomai, kas čia tokie? Ir tu čia sakai, kad taip pat tavo darbas. Dar kartą, aš šitą pamatysiu. Mes jau išsiskirsim visą gyvenimą.
Adomai, tu nesakyk, kad turi tipo merginą. Kas ta blondinė? Aš esu jo, tipo darbuotoja. Žinokit, jis čia nedirba. Aš žinau, kad jisai čia nedirba. Jisai kažkur ten kitur dirba, ja? Adelė, mes čia вообще į restoraną atėjom, tai jūs su savo reikalais su Adomu susitvarkysite vėliau. Gerai, einam. Susitvarkysi su tuo Adomu biškį vėliau. Gerai, Adelė, mes dabar čia atėjom į restoraną. Gerai, bet kažkas turi kažko tai užvalgyti, pavyzdžiui, saldainio, dar kažką. Negi, užsisakysim kažko ir tada užvalgysim. Sėdam. O, čia kažkoks žiedas. Viskas gerai, teta. Tas man Adomas man iš karto pasirodė kažkoks tai keistų žmogelių. Tai ne viskas gerai, įsiskirsi su juo, bus rami galva. Gerai, kad aš turiu su savim tašį, tai galiu pažiūrėti kažką. Pasiskirdu kažką tai užvalgyti su bent. Tai gerai, tuoj pas mus ateis padavėjas ir duos kažką. Užsisakysim. Tu man suradai laiką bent kažką padainuot? Aš nedainavau. Labą dieną, ką norite užsisakyti? O ko jūs pasiūlytumėte? Pasiūlyčiau, kažką, kad užsisakysite, aš nežinau, ką siūlyt. Tada klausykite mūsų užsakymą. Gerai, jūsų užsakymas bus po 10-15 minučių. Ačiū. Taip. Labai greitai. Namai iki turėt aš nueisiu, gerai? Okay. Taip pat Adomai. Jo. Labai skani lazanija. Žinau. Taip. Čik. Taip, jūsų užsakymai. Taip, vadonelė. Biškį atsistukite. Ok. Taip, donelė. Kažkoks tai šitas. Lešatelį. Tada dar kartelį. Tada dar kartelį lešatelį. Tada lazanija ratatouille. Ir va šitas. Gerai, ačiū. Skanaus. Ačiū. Jau užsakymą atnešėm. Gerai. Niam. Nu va,
suvalgėm. Skanu buvo. Tai gerai. Buvo. Tai gerai, dabar galim jau važiuoti namo. Galim jau važiuoti namo. O, tada kaip gerai. Nes man jau atsiboda su Sofija į to dienų būtų atsiboda. Nu tai nors tai būsim. Tai gerai, važiuom namo viskas. Taip, reikia parodyti dabar sesiai, kur yra tas daiktas. Ses? Ką? Tai dabar va, rodysiu, kur mėgytų, va. Matai va šitą lovą, jo? Matai? Tai va čionais miega Dinas, čionais miega Ana. A va čionais, va matai, va čionais tu miegosi, taip. Supratai? Va taip va. Tai va gerai, mano panteriukai, tai šiandien mano video baigtas, ate!